Eilėraštis vadinasi Apokaliptinis ir jame yra epigrafas iš Tautvydos Marcinkevičiūtės eilėraščio Užtat nevėžyje nėra vėžių. Akmenėje surinko akmenis, molėtuose išsėmė visą molį ir druskininkuose baigėsi druska. Rudos nebesuranda rūdiškėse, Geležiuose supirko metalus, Varėnoje nukniso valį. Kalvarijui nukrapštė kalvas, Klaipėdui nutrynė pėdas, tuo tarpu lygumose prikasė griovių. Iš Vabalninko emigravo vabalai, vilkai išvyko iš Vilkijos, o Tauragėj ragų nemėto taurų. Smilgiuose niekšai nušienavo smilgas, Karklėnuose kaip mat karklus iškirto ir vaškuose galutinai ištirpo vaškas. Obeliuose žydėt nenori obelis, Bezdonyse bezdai nuvyto, dar kelmiai laikos paskutinis kelmas, bet ir tas sutrešęs. Kaip žinoma, Žagarėje negausi žagarų, kačergos deficitas kačerginiai, šakų pritrūko šakiuose, bet ką tos šakose į Šilutėje iškirto šilą. Gyvatės lentvarį lentas nudžiovė, o Elektrėnuose kažkas išjungė šviesą. Juk mergė neužsuka merginos, Švenčionyse nevyksta šventės, po švenčių pagirios nebūna pagirių, troškūnos nekamoja troškulys, Šventojos suvis neliko nieko švento. Nebevilnyja mūsų Vilnius ir Kaunas nesikauna, nevėžyje, kaip teigiama, nebėra vėžių, resursai vanasi išseko, o šiaip jau viskas neblogai. Paskendo miestai miglose, prarijo kaimus rūkas. Rašykit, broliai, laiškus, atsiųskit sesės siuntinių ir neminėkite bloguoju.